Sveiki! Nors už lango pliurpia lietus ir nelabai galime išeiti į lauką, aš pamėginsiu jums pagerinti dieną su savo vienos dienos kelionė į Telšius, į Žemaitiją. O ką pirmą reikia atlikti, kad tokia kelionė įvyktų, tai užsisegti diržus ir tenai nuvykti. Pirmiausia, atvažiavome į Žemaičių muziejų Alką. Tenai pamatėme daug senų dalykų, kaip pinigų, ginklų, įrankių ar visokių senų knygučių. Ką prifilmavau, duosiu jums pažiūrėti jūsų akim. Aš ten siūlyčiau vykti gana vyresniam žmonėm, nes jie tenai labai daug prisimins savo vaikystės, visokių dalykų, arba net ir sužinos kažką naujo. O man asmeniškai buvo gera klausyti ir sužinoti daug naujų dalykų. Po to vykome į Žemaičių kaimo muziejų. Tenai pamatėme, kaip atrodė turtingųjų, valstiečių ir vergų namai. Iš ten turiu mažiau medžiagos, nes dėl telefonų buvo prie įsikrovimo, bet yra kaip yra. Ten siūlau irgi eiti vyresniam žmonėm, nes ten yra daug begalė dalykų ar visokių įrankių, prietaisų, kurios naudoja mano tėvai seniau, o dabar jų nebenaudoja, nes mes be abejo tobulėjam. Ypač siūlau tiem žmonėm, kurie gyveno kaime arba dar vis gyvena,
nes ten yra daug kaimo įrankių. Apie juos aš asmeniškai girdėjau iš tėčio, nes jis yra iš kaimo. Dabar jau nulėkime į centrą ir iškart nuėjome į apžvalgos aikštelę, kur galėtume lengvai pamatyti iš aukštai Telšių miestą. O pati apžvalgos aikštelė buvo ant kalno prie tokios bažnyčios. Ta diena mums pasisekė, nes buvo labai šilta ir dar centre buvo labai daug žmonių, nes visi link vakaro rinkosi į šventę, nes tą dieną, kai aš buvau, buvo Liepos 6 diena, Mindaugo karūnavimo diena. Po to mes jau ieškojame, kur pavalgyti gana vėlyvus pietus. Atėjome į tokią valgyklą, gana keistų pavadinimų, prie fontano. Iš pradžių viskas buvo gerai, tiesiog išrinkome maistą ir laukėme. Ir mes vis laukiame ir aplink esantis irgi toj valgykloje irgi yra toj pačioj problemai, kur reikia labai ilgai laukti. Tai nusprendėme pažiūrėti atsiliepimus. Tenai daug apie maistą nepasakojo, bet daug buvo atsiliepimų, kurie sakė, kad reikia labai ilgai laukti. Bet galų gale po daugiau nei valandos mama atnešė maistą. Jis buvo skanus, viskas buvo gerai, bet dar kartą aš tikrai ten neeičiau ir jau nesiūlau. Dar pavalgę pasivaikščiojome prie ežero, bet tai netruko ilgai, nes mus jau spaudė laikas. Tai mes jau ir palikome Telšius, bet mums bevažiuojant buvo pakeliui Kuršėnai. Tai tenai trumpai sustojame, perėjom tokį medinį tiltą ir trumpai pažiūrėjome Kuršėnų dvaro sodybą. Ir po visos dienos jau grįžome namo, tai man Telšiai paliko tikrai gerą įspūdį. Ir manau, kad ten apsilankysiu dar tikrai ne vieną kartą. O su jumis aš jau atsisveikinu. Susitiksim kitame video ir ate.